Jau daugelio mokslininkų yra įrodyta, kad jėgos pratimai yra būtini gerai fiziniai sveikatai palaikyti. Jiems atlikti būtina naudoti pasipriešinimo pratimus arba sportuoti su dideliais svoriais. Deja, dažnai keliaujant, vasarą, atostogaujant, tokių galimybių mes neturime, todėl siūlau išeiti. Naudotis galimybę sportuoti pasipriešinimo juostomis, kurias galite įsigyti bet kuriame prekybos centre. Siūlau atlikti kelis pratimus, kurie tai bus išeitis jums sportuoti vasarą, kai jūs atostogausite. Juostos yra skirtingos. Tai yra trumpos, sujungtos, kurias mes galime dėtis ant rankų, galime mautis ant kojų, ant pėdų. Parodysiu pratimus vėliau, kaip jas naudoti. Kitos juostos yra ilgos. Jas galima išnaudoti, prajudinant sąnarius. Galima traukti plačiau. Jų galimybės yra dar šiek tiek platesnės. Skirtumas spalvų. Šviesesnė juosta yra elastingesnė, tampresnė, todėl ją dažniausiai naudojame viršutiniai kūno daliai. Tai yra rankoms, pečiams treniruoti. Tamsesnė juosta yra didesnio pasipriešinimo, mažiau elastinga, todėl su ją atlikti pratimus pakankamai yra sunku ir reikėtų daugiau treniruoti didžiasias raumenų grupės. Siūlau atlikti šiuos 8 pratimus. 4 pratimai bus viršutiniai kūno daliai, tai yra rankoms ir pečiams, ir 4 pratimai bus kojoms ir sėdmenims. Pečiams stiprinti siūlau imti ilgąją juostą, kurią apsukame aplink rankas vieną kartą, taip, kad juosta būtų įtempta, negali būti atpalaiduota ir įvairiais kampais ją tempiame į šalis. Tarkime, apačioje laikome juostą, nugara tiesi, pilvas suimtas ir traukiame į šalis. Ir taip kartojame 10-15 kartų. Kiekvieną kartą patraukiant iškvepiame, įkvepiame, iškvepiame, įkvepiame. Keičiant kampus, treniruojame skirtingas raumenų grupės. Pakeliame juostą priešais save, pečių aukštyje ir kartojame tą patį. Tempiame 10-15 kartų su iškvėpimu. Vėlgi keičiam kampą ir tempiame juostą virš galvos. Taip mes stipriname pečių raumenis. Antras pratimas. Juostą priminame abiem kojomis. Įmame už galų. Tiesia nugara, keliame rankas į šonus. Stengiamės kelti su iškvėpimu. Kartojame 10-15 kartų. Vėliau keičiame pratimo atlikimo kampą. Keliame juostas priešais save. Daugiau dirbs pečių priekinė dalis. Ta patį kartojame 10-15 kartų. Galiniai pečių dalį jau reikia keisti kūno padėtį. Reiškia, mes turime lenktis pirmyn ir traukti rankas aukštyn jau pasilenkus. Taip pat kartojame 10-15 kartų. Trečias pratimas bus atliekamas rankų dvigalviui žasto raumeniui. Priminame vieną koją, alkūnės priešais save, lenkiame rankas per alkūnės priešais save su iškvėpimu. Į pečius iškvėpimu. Galimos variacijos, kuomet mes galime daryti siaurai, priešais save ir šiek tiek plačiau. Lenkiame į pečius. Traukiame juostą į pečius. Ir paskutinis pratimas, 4 pratimas, trigalviai žasto raumeniai, kuris yra čia. Priminame juostą, vieną koją atsiremiu už savęs, pakeliu alkūnes ir tiesiu rankas atgal. Ištiesiu, sulenkiu. Ištiesiu, sulenkiu. Tai atlieku taip pat su iškvėpimu. Ištiesiu, iškvėpiu, sulenkiu, įkvėpiu. Norint, kad rankos būtų vasarą gražios, negailėkite kartojimų ir galite kartoti 15-20 kartų. Atliekame pratimus apatiniai kūno daliai, tai reiškia kojomis ir sėdmenims. Pirmas pratimas dedame sujungtą juostą ant kojų pirštų.
Kaip ir atliekant pratimus viršutiniai kūno daliai, guma visą laiką turi būti įtempta. Negali jinai būti atpalaiduota ir laisva. Šiek tiek ją įtempiam, kelius atpalaiduojame, rankas laikome ant liemens, pilvą suimam ir 4 pristatomi žingsniai į dešinę ir 4 pristatomi žingsniai į kairę pusę atliekame. Ir su iškvėpimu 1, 2, 3, 4, grįžtame atgal, 4, 3, 2, 1. Kartojame, 1, 2, 3, 4 su iškvėpimu. Kiekvieną kartą iškvėpiam, 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 iškvėpiam. Kartojame 10 kartų. Į vieną pusę 5 ir grįžtame į kitą pusę 5 kartai. Toliau keliame gumą aukščiau. Ant čiurnų. Antras pratimas. Vėlgi primenu, kad guma negali būti laisva. Ja šiek tiek įtempiam. Atraminė koja šiuo atveju. Kairė. Sulenkiame, tvirtai stovime ant jos. Mūsų kūnas išlieka tiesus ir dabar dešinę koją atitraukiu, pritraukiu. Ir taip su iškvėpimu kartoju 10-15 kartų. Vienai kojai, atlikę pratimą vienai pusėje, keičiame kitą koją, atraminę sulenkiame, tvirtai stovime, kūną išlaikome tiesiai ir atitraukimas kojos kitai pusėje. 10-15 kartų. Kitas pratimas būtų mostai arba spyriai atgal. Atitraukiu vieną koją atgal ir įtempiu, pritraukiu. Kodėl mes nestatome kojos kartu, nes tokiu atveju guma jau atsipalaiduotų. Todėl ją šiek tiek jau paruošėme, įtempiame iš anksto ir su iškvėpimu iškvėpiu, iškvėpiu ir atitraukiu. Koja šiek tiek sulenkta, įtempiu sėdmenuką. Jeigu labai sunku laikyti pusiausvyrą, visuomet galite atsiremti į sieną, į kėdės kraštą ar ten, kur jums yra patogu. Taip dar bus patogiau atlikti pratimą. Atsirėmus, nejudinam viršutinės kūno dalies. Gumų pasirinkimas yra labai didelis. Atliekant pratimus apatiniai kūno daliai, tai yra kojom ir sėdmenim, patariu rinktis standesnę gumą. Šiuo atveju pakankamai stipri yra ilga guma. Primenu ją kojomis, pasiimu kuo žemiau, kad jinai būtų įtempta stipriai ir atlieku nusilenkimus. Išsitiesiu, lenkiuosi žemyn. Išsitiesiu su iškvėpimu, lenkiuosi žemyn. Tai yra sėdmenų ir dvigalvių kojų raumenų stiprinimo pratimas. Rodau, kaip tai atliekama šonu. Jeigu mes daugiau tiesesniem kojom lenksimės, dirbs mūsų kojų galinė dalis dvigalvis. Jeigu mes ne tik tai lenksimės, bet dar šiek tiek ir pritūpsime, jau tuomet dirbs mūsų sėdmenys. Taigi kiekvienas galite pasirinkti, o kartu siūlau atlikti ir abudu pratimus. Tai 10-15 kartų nusilenkimus tiesesniem kojom, 10-15 kartų su pritūpimu. Ir vienas iš pagrindinių sėdmenų stiprinimo pratimų yra dubens kėlimas su svoriu. Deja, keliaujant, vėlgi svorio mes negalime pasiimti, bet jeigu turime šią standžią gumą ilgą, mes galime ją išnaudoti. Perlenkiame per pusę, uždedame ant pėdos vienos ir kitos, atsisėdame ant žemės prie lovos krašto arba kitos atramos ir užtempiame gumą ant klubų. Pėdom prieiname arčiau sėdmenų, nugarą išlaikome tiesią, nugara tiesi. Čia gumą galite prilaikyti taip, kad jinai būtų daugiau ties klubo sąnario linkimu. Ir
Stumiat dubenį aukštyn, galva neatsilošia atgal, žvilgsnis šiek tiek priekyje, nugara išlieka tiesi. Tarsi norėtumėm atsisėsti, nusileidžiam ir su iškvėpimu vėl stumiame dubenį aukštyn. Ir taip kartojame 15-20 kartų. Iškvėpiu. Matot, kaip mano kūnas išlieka tiesus nugara. Nedarom tokių judesių, nelankstom per juosmeninę nugaros dalį. Čia visiškai fiksuota, tiesi nugara ir tik tai iš sėdmenų apačios. Įkvepiu ir iškvepiu. Įkvepiu ir čia siūlau užfiksuoti. Ir iškvepiu. Ir pabaigoje atsisėdame ir nusikeliame gumas nuo savęs. Taigi, kaip ir minėjau, kiekvieną pratimą mes kartojame po 10-15 kartų, išimtinais atvejais kartojame 15-20 kartų, kai jau esame sustiprėję. 15-20 kartų 3 serijas, tai reiškia su pertraukėlėm 3 kartus kiekvieną pratimą. Matėte 8 pratimus, juos atlikdami maždaug užtruksite 45-60 minučių. Rekomendacijos. Rinkitės ne per stiprias gumas. Kuo lengvesnė guma, tuo efektyvumas yra geresnis. Jūs jausite, kaip įsijungia raumenis, o ne sąnariai. Kartojimų skaičių pradžioje galite rinktis 8 arba 10. Serijų taip pat galite pradžioje atlikti ne po 3 serijas, o po 2. Tai palaipsniui jūs sustiprėsite, vėliau galbūt norėsite net ir 5 serijas. Žinau, kad kiekvienas atostogaudamas pamiršta, kad reikia sportuoti. Tačiau šitie pratimai tikrai, pažadu, neprailgs. Todėl juos rekomenduoju atlikti 2-3 kartus per savaitę reguliariai. Ir tikrai rudenį į sporto salę grįšite labai geros fizinės sveikatos.